Labas rytas suraidytas. Kažkas nuo pačio ryto pjauna žolę. Karytė garuoja. Tuoj kilsim tolyn. Lemba šiandien atsikėlus galvą skauda. Man niekada galva neskauda. O šiandien skauda matyt prie to aukščio nepripratę organizmai. Bet mėgojom gerai. Tu gerai mėgojai. Tiesa, iš nepasveikino labas. Šeimininkė. Užsiprenumeravo mano kanalą. Seks šuniukas. Nu faini žmogiukai. Gaila išvažiuojam. Ačiū jums. Nu ką, pakylam. Visai normaliai, 8:30 ryte. Palauk. Ačiū nuostabiai šeimininkiai. Jau gal čia pasistatom. Atvykote. Nu va, atvažiavome į Nikšičiaus pilies griuvėsius. Einam apžiūrėti. Skaičiu, kiek laiptelių yra. Diena nusimato karšta labai. Aš nežinau, man jau karšta. O jeigu tiksliau, čia šita pilis vadinasi Bedemas. Blinkai atsargiai reikia eiti namas. Čia gali kuo įsisukti. Aha. Oi, blemba. Rimtai čiut neniksteliau. Nu kaip ir viskas. Silipau ant pačio aukščiausio taško. Jų, reikia tik įsikipti. Ant Bedemo atsiveria nuostabi panorama. Kušiu per medis toks. Nei klevas, nei kažkas. Nepraeisim. Nu tai grįžtam atgal. Per kokį langelį nori? Tokia Jolanta eina iš paskos. Per griuvėsius. Kur tu dingai? Ir šunytis tas sužeistas. Ir šunytis sužeistas eina iš paskos. Man jisai baksi šitą šuo. Aš negaliu, man tiesiog per širdį eina. Ant šitos aganos. Pasimuose. Vedlys mūsų veda. Kur dabar eit? Į kurią pusę? Ten, į tą pusę? Bet ausytė sučipuota. Į tą pusę eit, į kairę ir į dešinę. O, kaip čia fainiai. Wow. Amfiteatras. Wow. Ateinu padainuoti. Wow. Wow. Kokia nuostabi mūsų visatėlė. Kiek medžių ir dangaus ir istorinio paveldo. Kiek gėrio, kiek saulės. Mylėkim žmonės visą visatą va šitaip. Neskriauskim, nešiukšlinkim. Tik siūskim jiems meilės. Wow. Wow. Nu, oi, kiek jūsų čia daug. Ačiū brangieji, ačiū už ekskursiją. Labai fainai buvo. Dėkojam ir jums geros dienos. Nu, nelabai jauku taip, kaip iš paskos seka tiek šunų. Bet tokie ne... Ai, dariau. Ramiai. Dar viens kažkur liko ten. Nežinau, kažkaip. Palauk, aš uždarysiu gal vartus. Neuždaryk, kad paskui neišėjai šunačiai. Yra išėjimų daug. Nu, prašom, tik po jūsų.
Prašom. Nu va, prieinam įspūdingą tokį paminklėlį, kuris yra skirtas komunistiniams partizanams. La partizanų, la Vis komunistų. tik įdomu, kodėlgi ne? Aišku, įdomu. Nu, įvertinant, kad čia irgi buvusi Jugoslavija, tų tokių paminklų partizanams, tik yra pilna. Privažiavom vieną įspūdingiausių imperatorišką tiltą. Laiptai yra? Pravažiavom šito tiltų. Neaišku, čia kanalas ar upelis, bet turi pavadinimą Zeta. Einam, pereisim lieptelį. Blemba, kai gilu, eik, na, čiart. Vienas įspūdingiausių Juodkalnijos tiltų pastatytas 1896 metais. Ir jis buvo pastatytas su Rusijos imperatoriaus Aleksandro III pagalba, todėl ir pavadintas yra jo vardu. Tilto ilgis yra 269 metrai ir 13 metrų aukščio. Ačiū už dėmesį. Gražiau matysis iš anos pusės. Gerai. Einu imperatoriškuoju tiltu. Kiek ten tų šachtų, sakė? 18? Jo, suskaičiavau 18 šachtų. Ir pravažiuojam šituo karališkuoju tiltu. Aleksandro III. Statyta labai senai, bet netikiu, kai jisai nerestauruotas. Nebespėjau nufilmuoti. Navigacija naviguoja, važiuokit tiesiai, o tiesiai kelio nėra, geležinkelis. Važiuok, jeigu nori, klausyk navigacijos ir važiuok tiesiai per bėgius. Kelio nėra. Tai šlagbaumas, tai? Nu, juokingai. Tai yra kelias. Sukam. Faktas, kad yra geriau važiuoti autostradom, bet tokiais kaimaliais važiuoti, nu blemba, kai yra fainiai, tokie maželiukai, nameliukai, matai tą kasdienybę. Tikrąjį tą gyvenimo. Jo. Kokias gatvytės. Tai išvažiuosim į platų kelią. Vis tik Zeta upė. Važiuojam tolyn, link vienuolyno važiuojam. Nerašo, kiek to tunelio ilgis. Tunailis. Mašinos važiuoja. Ten, sakė, jopštvajų medelis. Jopštvajų medelis. Ir vėl serpantynai. Ir status. Lost my track. I've sailed the deepest seas. Hoping to find something. Veidrodėlis. Palauk, teks važiuot, palauk. Važiuosiu atgal. Nesileidžia daugiau į tą. Stovėjau, tai nevažiavau. Saugiai daro, blemba. Matau. Danu nafik. Nebesitrauk daugiau, baisu. Nu kur neprali? Jau mes iš viso. Va, pralysi jau, man atrodo. Skilikė tai susitraukusi važiuoja kartu. Blemba, tai negaliu.
tiesiog adrenalinas muša. Kiek numesim svorio su tuo adrenalinčiuku? Aš jau jaučiu pagal diržą kelti. A jau, ne? Jo, žiūri su lyg kiekvieną dieną vis po vieną skilikę mažyn. Ir nesitraukiam. To bring back better times. Oh, I'll say memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you. Nebedaug tų zigzagų beliko, 3 minutės. Jau matosi. Blemba. Ai, bet čia platus kelias. Pasukite dešinėn. Kojikės iš mašinos tai neišlipu. Blemba. Dreba kojos. Ką, į vienuolyną eisim? Eisim į vienuolyną. Skarialui reikia užsidėti. Bet čia rimtas vienuolynas. Žiauriai slidūs laiptai. Žemyn tai bus, o. Kas čia? Žiūrėk, čia kažkoks tunelis yra. A ne? Aha. Puškavo mašiniukas, puškuojam dabar mes. O laiptų statumas ir slidumas. Oh my god. Šiandien dabar džiovinami drabužiai taip. O čizas, kas čia dabar? Sakai, pardavinėja. Nu, pagaliau užlipom. Skudurynas. Nu, įdomu, reiks paskaityti, kas čia dabar. Kodėl čia tie skudurai džiovinami? Ar kas čia yra? Hello, two tickets. Ah, it's free? No ticket? Oh, thank you. Be bilietų. Paprašėm, kad palaimintų mūsų ėjimą į šviesą, į dieviškumą. Mūsų kelias toje grįstas eiti per meilę, per darną, per harmoniją. Su padėka viskam. Tiesiog netoleruoti blogio. Nematyti jo, tiesiog ignoruoti.
Tai va šitų šventų vietų mes ir paprašėm palaiminimo. Aha. Reikia žiūrėti puodelį. Čia yra vienas toks protas, bet tai nežinau, koks. Na, va čia. Aš tik vieną mačiau. Strogatas. Šitą. Nu. Nugarinė, o. Čia gumelė tokia. Su kryžiuku. How much? 18. Kur lėksma dabar? Podgoricom. Į Sostieną. Pasirodo, viskas šičia buvo priklausė kam? Osmanų imperijai. Naujojo kankinio Stankos bažnyčia. Pastatyta 2004 metais. Vienas iš Ostrogo vienuolyno kompleksų. Taip anksti pastatyti, 2004. Jo. Čia jokio istorinio paveldo. Kodėl negalima įeiti? Radom kitą kelią nusileidimą, kurisai ženkliai geresnis. Įvažiavom į Podgoricą, į sostinę. Pasižiūrėsim, kas gero sostiniai. 23 laipsniai, karšta. Tikrai pojūtis daugiau negu 23. Graži alėja pušaičių. Atvykome į Podgoricos centre praktiškai esantį ortodoksų vienuolyną. Jų pilna čia, pilna.
Pasukite. Nu ką, Millennium tiltą pravažiuojam. Atvykome prie tokio kanjono. Einam savo laimingi. Nei piniginės, nei raktų. Nei pinigų. Va kokie yra numeriai. Montenegro. Mano gražuola. Pat įdomu, čia šuo ar avis? Avis. Čia avis. Me. Me. Labas. Labas, avytė. Ką tu? Ponai ir ponios, mes prieiname Niagaros krioklį. Tadadadam, tadadadam. Duok ranką. O ne atveik ar gėlė. Gali, oi blemba. Jesus Christ. Slidu kaip nežinau kas. Ranką. Ką? Pagaidėm, lipa ir tada lipsi nevirsti. Eik pirma. Kur einam? Eik pasimą. Sizi çekelim, sizi çekelim. Arba čia, aš manyčiau, viršum reikia nueiti iki ten ir pasižiūrėti. Kiek čia jų yra? O čia. Čia lipam. Sunku bus nulipti. Visgi va, per va ten va reikia. Gerai, palauk. Duok dabar man tą kamerą. Palauk. O, dabar tvarkiau.
10 iš 10. Jo. Būtų 100, būtų iš 100. Labai gražu, pavojinga aišku, bet labai įspūdinga vieta. Niagaros krioklys. Vienur rašo Niagaros, kitur rašo Niagaros. Bet rašo Niagaros Montenegro. Jo. Jokingas dalykėlis. Pasirodo, Balkanuose aš esu Jovanka. Kite Darjušas ir Jovanka. Uselambija. Balkaniškai. Jeigu tiksliau, Uselambija jūs sveikina iš Niagaros krioklio. Čysis, kiek užtrukom kamštyje, aš nežinau, kokią gerą valandą. Neina iš tų sostinių išvažiuoti, neina iš tų miestų išvažiuoti. Užtat tie miestai mums ir nelabai ir patinka. Stovi karšta, dabar 23 laipsniai, mašinai kaitina. Orealis tai fantastika, bet kas iš to, kad stovi kamštyje ir iki taško nebegali atvažiuoti. Netrukus bus uždaryta. Bet didžiausia esmė, kad eismas, tai, oh my god, aš tai iš vis neišvažiuočiau. Mano vyras tiesiog labai geras vairuotojas, tai profas tekšt. Oi, kaip miela, kaip miela. Eik, tu namas, ten belia. Kas kaip nori, tas taip važiuoja. Kiek pametnikų visokių. Kiek pametnikų aplinkui visokių čianais. Kaip čia dabar bus. Eina savo. Kur ta dar mašina važiuoja? Fūra už nugaros, fūra prieki. Kai prasisuksim, visi pypsi. Eik, tu po velnių. Važiuokite į rytus. Palauk dabar. Kažkaip. Fu. Pavyko susirašyti su šeimininkė. Jinai parašė, kada rytoj atvažiuosite. Jinai rašo, šiaip numeris paruoštas, jeigu norite, galite ir šį vakarą atvažiuoti. Jinai parašė, kad nuo šį vakarą 8 jau viskas paruošta, tipo laisva. Tai mes ir sakom, davai, nors rytoj turėjom atvažiuoti, tai sakom, mes ir atvažiuojam dabar. Nes viskas gaunasi taip, kad paskutinę dieną viešbutį, lietus visą dieną. Tai taip, kad reikia rytoj išnaudoti. Nereikės tada nei kempingo šiandieną ieškoti kažkur. Na, aišku, fainai būtų mašiniukė mėgoti, bet tai laukia. Dar tu, 23 laipsniai. Nu, nežinau. Varo mes Lithouse viešbutėlį prie Budvos. 5 kilometrai iki Budvos, tai dabar prasideda mūsų chillautas. Budvinimas. O, Budvytytė, Budvoj. Budvytytė, Budvins. Mes važiuosim Žyžyžy čia. Ten palei kalną ir ten palei aną kalną nusileis. Čia visiškai ant skardelio važiuojam. Toks skardytis. Pasiėmėm kelbasas, nebeim besulaukti, kaip norim valgyti. Klaikiai gražus ir nesuvokiamas vaizdas. Jo. Something about me has changed. Something about me has changed. I'm sleeping just fine without you. Didn't know I could. Something about me feels strange. Something is just not the same. I haven't been thinking about you, even when I should.
žodžiu, reikėjo perstatyti iš naujo maršrutą, nes pasirodo, tas kelias yra remontuojamas ir tik tai 7 valandą vakare būtų atidarytas. Tai gerai, kad su šeimininkė susirašinėjom, pasakė kitą maršrutą, tai važiuojam kitų maršrutų. Nu, teks apsisukti biškį, ratą padaryti, bet jau geriau ratą padaryti negu stovėti. Kokį tuneliuką čia privažiuosim, Sozinos. Ta būdavo šeimininkė, sakė, nusistatyti, nu žiūrėsim. Told I've forgiven all the fights and whose fault I forgot. I've done all in my power to heal them, all of my scars. I'm getting good at letting go. I'm not there yet, but I know. Galiau pasirodė Adrijos jūra. Iki Būduvos dar lieka beveik 30 kilometrų. Mes atvažiuojam. Tu dabar pasakyk, kodėl tau patinka vairuoti? Ir vėl tu tą patį klausimą klaus, kodėl patinka? Man nėra, kad patinka. Ai, tai tau nepatinka? Man patinka. Ne taip paklausiu. Ne taip paklausiu? Jo. Sakau, dar galėtum važiuoti 100 kilometrų. Drąsiai. 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 Aš tai jau sėdėti nebenorėčiau 100 kilometrų. Aš baismentai sustabdė. Viršėm 2. Sako, 80 eurų štrafas, tai nuėjo dar tartis. Tipo, gal išeis 30. A ką tu su juo ginčysies? Tai žinai, koks laikas yra? 17:00. 65. Kaip aš galėjau 65 į kalną važiuodamas viršyti? Tai už tai tau ir mirksėjo. Tai atsiėjo 30 eurų. Nu. Rankas. Nu, aš neviršiau, daugiau netgi mašina, kaip pasakyti, nevažiavo į kalną. Todėl, kad jie lenkia ant kažkiek tai. O tai tipo tau parodė? Man parodė tą radarą ir greit nusuko, bet aš mačiau valandą, 17:00. Kiek dabar yra valandų? Po 6-4. Nu. Išpiso. O duodi, sakau, tipo 50 eurų jau tą įmą, tą čekį mūsų, žinai. Sakau, nereikia, į ranką duodu, žinai. Oi, žinai. Sakau, все хорошо. Ir atiduoda ranką, žinai, dokumentus atgal, žinai. Neėzdi bystro, žinai. O tu su juo pradėjai ginčytis, kad čia ne tavo greitis. Tai išdulkins ant visų 80. Ai, blema, nu. Libūt lietuvius matom. Ir dar taip susitaikyk važiuoti papaskui. Ir visą, ne? Be nieko, blėt, važinėjau. Jau visai netoli liko 1 minutė. Šitas kalniukas tai toks. Ir dar į viršų. Ir bus atvykote. Kelionės tikslas yra dešinėje. Lithaus. Sveikas, Lithaus. Veda parodyti. Sako, mane pažino iš Grifkas geras. Mūsų kambariukas. Okay. Oh, wow. Very nice. Čia balkonėlis. Oh my god. 3 night. Oh my god. Jėzus Marija. Vienas balkoniukas į kiemelį. Kitas balkoniukas. Čia mes praleisim 3 naktis. Ir vėl nerandam pieno. Sasiskų pasiemam. Bulkos reikės tam tada. Bulkai, papai, kartonas. Ką čia mes prisijėmėm? Koinės radau. Vandenuką, aleliaus su nuliukais. Arbūzą. Kaip be bulkos, aišku.
cigaretų kainos. Dariau, einam valgyti. Va, mes jau biški apsikutuliavom, pasišildėm vakarykštės sriubytės. Pasiruošėm, jau ir vakariukas. Apsitavarinom biški, kaip namie. Pilnas šaldytuvas. Eik tu savo. Ką tu čia dabar? Ką tas vaizdelis daro? Bėgam. Nu, pasivalgėm, siplaunam indus ir einam ilsėtis. Ką, mėlyjeji, paskutinis vidiukas šios dienos. Ką galim pasakyti? Tikrai išjaučiam tas emocijas, tas tikras, kad pačios ašarytės bėga. Labai graži mūsų gamta. Ir tos neapsimestinės emocijos, tas tikras, tiesiog dieviškas grožis. O viešpatukas tai jėga. Tau patiko viešpatukas? Vien vaizdas. Šiaip iš tikrųjų kaina 50 eurų už naktį, tai... 2 kambarių būtų su viskuo. Tiesiog... Su skalpenkė, su viskuo. Bet vien už vaizdą, tai čia labai pigu. Labai pigu pagal kurorto kainas. Tai mes apsistojom čia 3 dienom, tai matysim kaip su rytojaus, po rytojaus vidiukus. Nu, sekite, žiūrėkite, matysiu, kada įkelti. Jeigu nebus ko kelti, tai rytoj ir nekelsim. Gulėsim, bambas išvertę prie jūros. Man šiandien per daug adrenalino buvo, aš nieko nesakysiu. Nes dabar vat irgi yra 17 laipsnių, oras fantastika, vaizdas fantastika. Mūsų pliažas bus tenais. Kur mūsų pliažas? Ai, tenais mūsų pliažas, parodykim, kur mūsų pliažas. Parodyk, kur mūsų pliažas. Ai, tenais. Prie marketo, kur buvom nusileidę. O po to į Budvą už Votovo, Kalnagubę, važiuosime į Budvą senamiestį. Jo. Taip, kad... Labas, Adrijos jūra. Taip, kad gero vakaro visiems. Ir ačiū, kas stebit mūsų kelionės, kad kas mokat pasidžiaugti mūsų džiaugsmu. Ačiū jums. Ate.